Tu taip gali greitai užsisėdėti vietoje ir pasidaryti niekam nebeįdomus, kaip vat greitai tapau visiems įdomi, aš galiu lygiai taip pat greitai pasidaryti nebeįdomi, jeigu aš tiesiog užsidarysiu ir dažysiu tik klientės. Yra toks geras pasakymas vieno žmogaus, sako, jeigu mėnesį laiko aš neišeinu į viešumą, manęs nemato, neužmiršt. Taip. Nes realiai ateis arba kiti, arba tiesiog tavęs nematys ir nematys ir viskas. Kokia tavo busy diena? Nuo kelių valandų pradedi ir kada baigi? Ir koks metų laikas, koks labiausiai? Sezoniškumas, jo, pas mus visiškai yra sezoniškumas, tai vasarą anksčiausiai pradedu nuo 4:30 ryto. Kodėl? Aš jau tokia didvyrė save laikiau, nes Miami darydavom fotosesijas, kadangi 5 valandą ryto labai gražiai kyla saulė virš vandenino. Tai čia buvo mano tokia auka atsikelti ir 5 ryto būti prie vandenino, bet taip dar anksti tikrai nesikėliau. Ar turėtų kaina skirtis nuo miesto dydžio ir taip toliau? Aš manau, kad kaina turėtų skirtis ne nuo miesto dydžio, bet nuo profesionalumo. Džiaugiuosi, kad tu pas mane svečiuosi. Tave žinau šiek tiek iš profesionalios pusės, nes esi man dariusi makiažą ir likau sužavėta, ar ne? Bet labiau tave žinau iš medijinės pusės. Nes jeigu tavęs kažkas nežino Alytuje, tai man toks jausmas, kad jie aplamai nelabai kažką žino šiam gyvenime. Nes tavęs nežinoti, tai yra labai būtų keista. Žinai? Tai noriu, kad truputėlį papasakotum apie save. Ir kiek metų esi versle ir nuo ko pradėjai? Tarkim, kodėl tau atėjo ta mintis, kad nori rinktis makiažo specialybę? Gal galim net pradėti nuo to, kuo tu buvai iš pradžių ir po to perėjai? Tai pirmiausia, labai ačiū, kad pakvietei. Labai nesenai, bet... Seniai nesimatėm. Jo, vis galvojau, kad į tokio pobūdžio laidą norėčiau atvažiuoti pakalbėti, būtent apie visažą, apie savo profesiją, ne apie kažką kitą. Tai grožio srityje aš iš vis atsidūriau labai netikėtai, niekada neplanavau joje būti, dirbau visiškai kitokius darbus, daug metų užsienį gyvenau. O ką dirbai? Su renginiais daugiau Londone aš gyvenau. Bet vis tiek buvo toks kūrybingas darbas, ar ne pakankamai? Nepasakyčiau, kad kūrybingas. Ne, kažkas su kūryba nebuvo. Buvo momentas, kai Londone su draugė siūdavom rūbus. Tai aš buvau ta kūrėja, rinkdavau medžiagas, kurdavau dizainus, o jinai jau buvo tų techninių dalykų labiau atstovė. Tai jeigu kas su kūryba, tai turbūt tik šitas buvo. O į makiažus, tikrai niekada neplanavau ir visą laiką sakydavau, kad į grožio sritį aš tikrai neisiu. Draugė saloną atsidarė Alytuj. Ir pradėjo prašyti, ateik pas mane dirbti, ateik dirbti. Sakau, ką aš dirbsiu, pas tai aš nieko, ne. Ir jinai mane pati tiesiog užrašė į blakstienų laminavimo kursus. Nuvežė čia Vilniuje, atvežė, pasibaigiau, viską pradėjau šios daryti ir nepatinka, jaučiu, kad ne mano. Tiesiog guli ta klientė mieganti, tu sėdi tyloj ir ką tu ten pasieksi, ta prasme, nieko. Kaip operaciniai darbas. Žiauriai monotoniškai, aš nekenčiu monotonijos, man negalėčiau to dirbti ir galvoju, nenoriu pradėti dabar tokiam amžiui, vis tiek kažkaip pradėjau mokintis makiažus, man buvo 37, nenoriu tokiuose metuose pradėti dirbti to, ko nenoriu. Ir galvoju, vienintelis, kas man patiktų, tai makiažai. Ir kažkaip, pasidalinau to mintim su draugė, su vyru, su savo aplinka ir visi labai mane skatino, palaikė. Galvoju, einu, pabandysiu, pasimokysiu, jeigu neišeis, tai bent jau save kažkiek mokėsiu. Bet jau savo turėsi, taip teisingai žinai. Ir viskas, aš pradėjau eiti pirmus tos kursus, labai užkabino, labai patiko pirmos pamokos, tai vis pirkaus daugiau, tai mano pirmi kursai buvo 9 pamokos pas Alytaus vietinę meistrę. Jas tos pirmus kursus pasibaigus, aš iš karto pradėjau imti modelius. Iš karto tu ėmė modelius. Jo, vieną po kitos ir aš tokį savo net irgi buvau išsikėlus iššūkį 50 skirtingų veidų. Per kiek laiko? Tai čia gavos per kelis mėnesius, aš juos padariau, tai realiai, kaip sakau, pusę Alytaus išdažiau nemokamai, tiesiog, kad susipažinti su skirtingais veido bruožais, su skirtingom akim, odom ir kad taip, nes manau, kad pasibaigus kursų be praktikos, gali, kad ir pačius ten geriausius, brangiausius, didžiausius. Šiaip realiai yra netgi toksai momentas, kad kaip ir kursuose viskas būna aišku, bet tas prisilietimas prie žmogaus jau vien tas yra sudėtinga, tu turi kaip tu sakai, pravažiuoti didelį kiekį žmonių, kad tu nebijotum prie jų liestis. Taip, būtent ir tas psichologinis aspektas, nes atsimenu, kaip ir dabar, pirmų klienčių laukiu, aš iš vakaro, aš net neužmiegu, ant kiek aš jaudinuosi. Ir visą tai perlipi tik tai per praktiką. Kuo tu
daugiau padarai tų Man veidų. berods, tu labai jaudinėsi, kai aš tau parašiau. Taip, aš atsimenu, kai tu parašėjai, aš rašau, kodėl jūs norit pas mane dažyti. Toks jausmas man buvo iš tavo to žinutės, kad tu toks ieškoji, kad kažkur yra paslėpta. Jo, aš nesupratau, galvoju, kodėl. Galbūt atvažiuosiu pakritikuoti ar ten kažkokių dalykų pasakyti, supranti? Jo, ir atsimenu, kaip pas mane atėjai, aš stoviu, man rankos va taip dreba ir aš tikrai labai bijau dažyti. Nes tuo metu man ir sakysi, kai aš naktį nemiegojau, nes buvo toks labai jaudulys. Buvo iškilęs klausimas, kodėl. Bet, aš manau, čia yra normalu. Yra labai normalu ir kad ir dabar yra dalykų, prieš kuriuos aš jaudinos, bet esmė turbūt yra tame, kad, tu turi tą jaudulį savo sutvarkyti. O kad mes jaudinomės ir bijom, absoliučiai normalu. Visada bus tų pirmų kažkokių kartų, ko tu dar bijosi ir jaudinsies. Bet, arba tu perlipi tai arba ne, nes žinau, kad yra, tarkim, merginų jaunų pasibaigia ir neperlipa, ir bijo, tarkim, ir viskas, ir numeta tą visą dalyką, tai čia irgi. Nes vienas dalykas yra pasibaigti, o kitas dalykas pradėti dirbti. Taip, tai va tas periodas, kaip ir sakei, su darbas su modeliais ir taip toliau, tai tas periodas tave paruošė jau darbams. Tai gerai, tu tada 9 dienas prasimokei, buvo tavo pirminis variantas, tada 50 modelių ir tada? Ir toliau tęsiasi, iki pačiol aš visada imu modelius, aišku, toliau mokymais, kursai, seminarai, internetinės akademijos, visur, kur ir manoma. Ir, šiaip kitas dalykas yra, kaip aš sakau, aš baigiau darbą, užrakinau savo kabineto duris, tai nereiškia, kad aš baigiau darbą. Aš ištisai kiauras dienas, paras, nėra buvę dienos ar atostogos ar kas, kad aš kažko nežiūrėčiau, kažko nesimokinčiau, kažko nesidomėčiau, būtent apie makiažus, apie tai dėl to, vizažą. Kad keičiasi tendencijos, ar tiesiog dėl to, kad nenori išlipti iš traukinio, nes ateis krūva jaunų ir tu liksi kaip ir paraštėse? Man tiesiog, aš galiu pasakyti, man žiauriai įdomu. Man labai yra tas įdomu ir man vizažas, makiažas nėra tik darbas, man yra aplamai mano gyvenimas visiškai. Ir manau, vien iš to, kad tau smalsu, tau įdomu, tu nori tų žinių, tu nori kuo daugiau informacijos tą temą, tai natūraliai tada gaunas. Tai tu, ta prasme, tiesiog stengiasi įgauti patirties visose naujose technikose. Jeigu kažkas daro kažkokius mokymus, ar ne, tu važiuoji irgi lavini savo ranką, akį ir taip toliau. Internete, ta prasme, irgi YouTube ir visur kitur irgi žiūriu. Taip, žiūriu. Taip pat ir technikas, taip pat ir stilistikas ir šiaip man tiesiog tikrai labai įdomu stebėti kitų meistrų darbus. Ir, pavyzdžiui, kas dėl kursų, vėlgi nesakyčiau, kad reikėtų liekti visus iš eilės, ten viens po kito, tikrai ne, nes tiems pačiams kursams reikia laiko įsisavinti. Tu pasimokinai. Ir dar reikia pasižiūrėti pas ką tu mokintis, nes aš galvoju, kad vis tiek yra kursų, kurie yra tiesiog kursas dėl kurso. O kaip aš visą laiką sakau ir savo mergaitėms, kai dar Alytuje dariau tuos mokymus, ar ne, kad turit mokintis iš geriausių. Tik tai iš geriausių. Nes jūs galit gauti labai daug informacijos, kuri jums bus visai nereikalinga ir pragaišit laiką arba darytis tą, kurią. Tai taip pat ir aš, kai renkuosi, kur eiti, tai stengiuosi apgalvoti savo silpnasias vietas, ko man trūksta, ko aš būtent noriu. Nes visi tie kursai reklamuojami labai gražiai ir kiekviena meistrė ir savo stilistiką turi. Ir tada tu bandai suprasti, ką ta meistrė tau duos. Ar tau kažko reikia iš jos. Ar tu tiesiog nueisi, kad turėt eilinį diplomą, kad... Jo, čia ta prasme, šiuo atveju tu tai darai ne dėl to, kad turėtum dar vieną popierėlį, o dėl to, man kad... diplomai tikrai nesiruošiu tapetuoti kabinetas eis. Kiekvienus kursus tikrai renkuosi apgalvodama, ką jie man duos ir ko man iš jų reikia. Man labai įdomus dar vienas dalykas tavo darbe ir tavo karjeroje yra tai, kad aš suprantu, kad tu kaip ir visi mes, lietuviai, baigiai tas 9 dienas tuos kursus, tavęs tikrai nemokino niekas ir niekas tau nesiūlė ir niekaip nemanau, kad kursuose tau buvo įdiegta dirbti su tokiam ryškiam spalvom. Nes lietuviai aplamai biški tokie nūdiniai. Kaip tavo gyvenime atsirado tos ryškiosios spalvos? Tada papasakok. Todėl, kad mokytoją pasirinkau palei savo stilistiką, kaip aš pati mėgdavau dažytis. Ir būtent jinai Alytuje viena irgi iš tokių ryškesnių makiažo atstovė. Ir, aš tikslingai ją rinkausi, nes aš norėjau mokėti taip, kaip man patinka. Ta instagraminį įvaizdį, ar ne, tą ryškų įtokį? Jau paskiau tą grinai instagraminį aš pati pradėjau netgi, nenoriu 100% teikti, bet manau, kaip ir pradininkė Alytuje, tų įvaizdžių, visų tų ten reelsų, makiažų. Tai taip, aš tikslingai rinkausi ryškesnius. Man ryškumo prasme ir to darbo su modeliais ir fotografais. Tai. Jo, tai sakau, rinkausi tikslingai ryškesnių makiažo meistrą mokymams ir man pačiai labai patinka ryškios spalvos.
Aišku, tai nėra klientėms dažnai taikomas makiažas. Nekasdienis. Tikrai ne. Praktiškai 80-90% klienčių yra tie švelnus, niūdiniai, ką aš labai džiaugiuosi, kad aš gebu ir tokius padaryti. O tie ryškus man jie tikrai labai pačiai patinka, aš tiek ir gyvenime, pas mane rūbai, viskas yra spalvota, man kuo daugiau spalvų, man to gražiau. Tai toks labai, galiu pasakyti, labai geras dalykas, nes kaip taisyklė daugeliu lietuvių reikia labai primiktinai prašyti, kad tu paspaus, padaryk spalvą, nes kažkaip tų spalvų bijo, pas mus toks vyrai geriau mažiau negu per daug, ar ne, tas riba. Aplamai labai vyro tarp visažistų, matau, kad daro tos, daugiau, kas tinka klientams. Klasika. Ne kūryba, jo, klasika, nes taip yra labai patogu, tu atkeli ranką, klientinių ten, nežinau, makiažų, tu nude spalvom ir kam tau ten vargti ir verstis per galvą. Bet čia vėl, kas ko norim. Čia dar ir labai priklauso nuo asmenybės. Nuo asmenybės, asmenybė, tavo makiažai gali būti labai ryškus, nes aš turėjau savo mokinių, kurios netgi ir ne tik Lietuvoje, bet ir Miami esu dirbusi akademijoje. Tai mokiau daryti makiažus. Tai tu tiesiog matai, jeigu mergina ar vaikinas, jie yra labai patys iš savęs tokie emocionalūs, ramus, tokie, kaip aš sakau, mėgstantys tą grinai, viskas natural, kad būtų. Taip. Tai jį priverst indigo spalvą padažyti. Jam toks jausmas, kad tu jo turi sugriauti visą pasaulėžiūrą. Būtent. Niekaip jam nesigaus. Taip, tai aš manau, kad čia irgi labai priklauso nuo meistro, nuo pačio žmogaus, nes tikrai ne visi nori ir gali daryti, ir ne visiems ir patinka tie ir ne visiems reikia. Ir ne visiems jų reikia. Man reikia, man gražu. Aš nesiruošiu sustoti ir man patinka tos spalvos. Tu papasakok tą patį pirmąjį momentą, kai tau užgimė mintis, kad tu nori daryti kažkokį kolabą, modeliuką ir daryti tą fotosesiją, būtent ryškių spalvų, jau pati iš savęs. Bet labai įdomu, kas tas buvo pirmasis fotografas, pirmasis modelis ir kaip tu sukūrei tą pačią koncepciją ir tą idėją. Tai pirmiausia, gal pradėsiu dar prieš istoriją, kad aš, kai pasibaigiau dar baiginėjau ar pasibaigiau tos pirmus kursus tų 9 dienų, tai aš iš karto savo aplinkai pasakiau, kad aš arba būsiu geriausia, viena iš geriausių, arba nebūsiu iš vis. Man niekada gyvenime neužteko būti kažkur per vidurį ar kažką. Čia laimėtojo genas. Tokia turiu kažkokią gal tą lyderystės, kažkokią tą savybę. Tai aš kažkaip ir to ir sekiau, ne tai, kad su kažkokiu tikslingu planu, tiesiog visada turėjau tą gal manifestaciją tokią, kad ir aš kai tai nusprendžiau, tai, sakau, žiūrėdavau ir, aišku, Instagramai, Pinterestai, matau tos visus gražius vaizdus, įvaizdžius ir mano, tokia svajonė buvo, kad ir aš gebėčiau tai padaryti, kad ir aš galėčiau įdėti, kad, ne tiesiog nufotografuota klientė, o kažkas jau su tema, modelis. Kad būtų toks wow efektas. Taip, ir šiaip man pačiai fotosesijos visada labai labai patiko. Fotografė tikrai ten neplanuoju ir neplanavau tapti, bet mane žavi tie visi užkulisiai nuotraukos. Ir tiesiog, pradėjau ieškoti, parašiau, kad dažnai kuriu modelius dažau, kuriu įvaizdžius, galbūt kas nors iš fotografų norėtų su manim padirbti. Dėjau skelbimus per grupės ir tikrai atsirado labai nemažai. Pirmą kartą mes darėm su vietinė, alytiškė fotografė. Jinai irgi buvo visiškai pradedančioji, tai mums, ir jinai manęs kažkiek bijojo, ir aš jos kažkiek bijojau, visi viena kitos bijojom, bet visą idėją aš sugalvojau, tai pirma fotosesija, man atrodo, buvo Italijos tema, irgi tų idėjų aš semiuosi, mėgstu keliauti dažnai, ir kai keliavau po Italiją, man tie vaizdiniai tokie išlikę, ir ten, aišku, ir citrinos, tos ten krepšys, tas. Tai kažkaip, tos idėjas irgi iš tų gyvenimo patirčių, matytų vaizdų, aišku, Instagramas, Pinterestas irgi labai daug tenai, galim prisižiūrėti visko. Ir viskas, ir tada įsibėgėjo tas traukinukas, man labai patiko visas procesas, kūrimo procesas, ieškojimas aprangos. Kaip ilgai truko tavo tas pirmasis dažymas? Sakysim, tas susiruošimas prieš pradedant tą pirmą fotosesiją? Šiaip aš visada pasilieku apie 2-3 savaitės pasiruošimui fotosesijai, nedažymo, aišku, aplamai viskam surinkti, rūbams, stilizacija, vieta, dar kartais paieškau rėmėjų, kad ir ten tas pačias citrinas mumis paremė vienas Alytaus restoranas. Paskolino, paskui gražinom. Jeigu įmanoma iš kažkur gauti, tai kam pirkti, ne? Ir plus, jau eina tas restoranas kartu į kolabą, tai yra visiems vėl gerai. Tai, o makiažai jie modelių visada biškį ilgiau užtrunka, 2-3 valandas kokias
jeigu klientinis valandą modelių, bet todėl, kad tiesiog aš neskubu, aš mėgaujuosi tuo momentu, atsiduodu jo, grinai visiškai, kaip aš kartais juokauju, manęs paklaustų po modelio, ką aš dėjau, kokius šešėlius, aš nebepasakyčiau, nes aš atsijungiu visiškai ir aš tiesiog kuriu. Tai, taip, sakau, apie 2-3 savaitės visada. Ir dabar, kiek su fotografais dirbam, aš visada pasakau, kad 2-3 savaitės supirk surinkt aprangą, ką reikia. Buvo taip, kad susiruošė įvaizdį ir netėjo modeliukas? Buvo, kad suplanuota viskas važiuoti į Vilnių, jau čia buvo fotografai, viskas naktį parašyta žinutė, ryte anksti matau žinutę, kad jinai nebegali, o kad yra pajungta 4 ar 5 žmonės. Atsakomybė tau prieš visus. Tai staigiai dėjau, kad ieškau kito modelio ir atradom greitai ir vis tiek padarėm. Tai kad visiškai būtų nutrūkęs kažkoks nėra buvę jo, bet pasitaiko, aišku, visiems pasitaiko, visi gali susirgti, ypač kai žiemos metas. Žiemos metas tiesiog ir dar kitas dalykas, kadangi tie visi darbai yra tokie daugiau maž savanoriški, tai gali tiesiog dėl tam tikrų aplinkybių kažkas tą rytą pagalvoti, kad gal aš visai čia nenoriu. Bet čia buvo pradžioj, kai tavęs gal dar netiek vertina, neturi tos atsakomybės, nežinau, dabar kažkaip, tikrai ir modeliai, ir klientės nebebūna tų pavedimo, atšaukinėjimų jo. Manau, ir modeliai tiek pačios jos yra labai suinteresuotos papulti, nes tikrai vežu aš jas ir į Kauną. Bet visą tai tau labai užtrunka ir tau yra finansiškai, tai yra ne tai jau, jeigu, tarkim, važiuojam į Kauną pas fotografus, tai realiai visą dieną. Visą dieną nuo ryto pradedi ruoštis, kol nuvažiuoji, kol sufotkina. Ar bandėjai kada nors paskaičiuoti, kiek tu maždaug padarai ir sukūrė įvaizdžių? Nebandžiau. Nebandžiau, ne. Bet kas finansiškai tai kainuoja. Man vienu momentu atrodė, kad tu tam atiduodi praktiškai 90% savo laiko. Aš visą laiką galvojau, kiek tada tu turi ir iš kur tu gauni laiko klientams. Ar tu tiesiog vienu momentu važiavai ant modelių ir savo gaminaisi vardą, sakysime, nežinomumą, o po to jau grįžai prie klientūros. Ar bandai kažkaip tai suderinti tuos dalykus? Ne, tai niekam turbūt nepaslaptis. Pradžioj, pirmi metai, tai yra, tiesiog bandymas išsikovoti tą vietą po saulę. Taip. Ir natūralu, kad ten ir tų klienčių nėra tiek daug, tai tu turi daug laiko. Aš kito darbo jokio nedirbu. Tai aš visą laiką galėjau skirti savo tai kūrybai. Aš nedariau to, kad grinai tikslingai, kad pristrauk klienčių. Sakau, aš tiesiog darau, nes mane tai labai veža, man tas labai labai patinka. Net ir dabar man daug kas sako, kam tu bedarai tos modelius, pas tave jau tikrai yra užtektinai klientūros ir kaip ir nereikėtų to, sakau, aš negaliu. Man klientės yra darbas, kurį tu dirbi dėl finansų, nes tai taip. O jau kūryba, modeliai man yra, kur aš galiu pasireikšti, kur aš galiu išbandyti kažką naujo, ko aš nebandžiau, nes juk aš ant klientės nepradėsiu naujų technikų mokintis. Kaip taisyklė, klientės daugmaž yra visos, sakysim, labai konservatyvios ir tikrai labai retai, kuriai savavališkai uždėjus ryškų šešėlį, tai priims normaliai. Ir tu net negali, nes tu privalai įsiklausyti klientės norus ir daryti taip, kaip jinai nori, o ne kaip tau atrodo. O jau kai pasikvieti modelį, jos jau žino, kad tada visko gali būti. Šiaip apsitarėm iš anksto ir tos netgi modelius aš visada stengiuosi atrinkti palei savo jau tą susigalvotą įvaizdį. Aš ten, nežinau, aš savaitę laiko ieškosiu, bet tol, kol aš rasiu savo išgalvotą merginą, nes man irgi labai atrodo svarbu, tas įvaizdis jis turi tikti ir tam žmogui. Tu negali bet ką sugalvoji daryti ant bet kokio žmogaus. Dar kitas niuansas yra, kad galbūt, sakysim, tinka emocionaliai labai tas įvaizdis, bet gal bus pas ją vokai netinkami makiažų ir taip toliau. Dar yra visi tie, sakysim, dalykai, kurie fiziškai ar neturi atitikti tavo. Tai tiek fiziškai, tiek ir emocionaliai jinai turi gebėti ištransliuoti tą makiažą. Tai tas irgi labai svarbu ir dažnai, kai imu pirmą kartą, jeigu naują merginą, tai stengiaus kažką labai labiau natūralesnio daryti, pažiūrėti, kaip jinai kaip jinai jaučiasi. Nes, niekad nežinosi, o makiažo ištransliavimas yra labai labai svarbus. Labai svarbus ir čia labai toks, kaip ir aš sakau, jį turi mokėti dėvėti, ar ne? Taip. Tai turi būti absoliučiai taip pačiai, jaustis labai natūraliai tam įvaizdį, bet ir tuo pačiu mokėti tai parodyti ir dar plus pozavimas, visi kiti dalykai. Nes yra buvę, kad padarai ir, neišpozuoja. Neišpozuoja ir tas makiažas, kad jis ir labai gražus, bet to vaizdo galutinio bendro nėra. Arba susijaudina, arba tiesiog nemoka pozuoti, nes yra tų... Būna, kad nemoka, tikrai vėlgi to pozavimu ne visos tam yra skirtos, gali būti pati gražiausia mergaitė, bet
tiesiog, neturi tos kažkokios plastikos lankstumo ir... Plastikos teatrališkumo kažkokio to, emocijos tos perduot, o kita gali būti labai tokia atrodyti vidutiniška, bet jinai taip pati dirbs, kad, ta prasme, tas jausis net nuotraukoje tą visą energiją. Taip, taip ir buvo su vienu iš paskutinių modelių, gan jauna mergaitė ir taip net galvojau, ar pavyks jai, nes įvaizdis toks, reikalaujantis buvo galingas jo. Bet jin taip tobulai man tiesiog atstojo ir paskui sužinojau, kad jinai gyvenime yra buvus šokėjas. Ta prasme, turi to, jo, tai iš kartas jaučias ten petuko pasukimas, nosytės pakelimas, labai tokie dalykai jaučias, kada žmogus kažką... Aš tai kolekcionuodavau tokias geras, nes man kartais netgi sužaisdavau, kas kažkiek tai kartų, ta prasme, pasimdavau vėl tą pačią kažką. Aš taip padarau, jo. Nes tų labai tokių gerų, su kuriam labai faina ir lengva dirbti, ta prasme, prie apšvietimo, prie filmavimo ar prie fotografavimo, tai tikrai nėra masė. Taip, aš taip pat turiu savo, kaip sakau, mėgstamų favoričių sąrašą. Aišku, stengiuosi pamaišyti, kad neatsibostų ir auditorija mano žiūrėti visą laiką tos pačius veidus. Bet šiaip, tarkim, Alytuj daug yra tų gražių mergaičių, bet daug kas neina, nežinau, nedrįsta, kodėl bijo, neįsivaizduoja. Tas lietuviškas mentalitetas, truputėlį tas kuklumas toksai pasireiškia, žinai. Ir dar ta baimė, kad galbūt aš gal nelabai mokėsiu, nesu verta. Ten visų tų variantų tokių, nes man yra buvę, tarkim, Amerikoje su tais visais modeliukais, tai atvirkščiai tu jas turi atvyti tas, kurios netinka ir prisitraukti, kurios tinka, nes jų masė nori ir visos labai drąsios. Ir aš, kai atvažiavau į Lietuvą ir ieškau modeliuko kažkuriam tai projektui, tai aš tiesiog visą laiką prašau, kaip matyti, ir tu taip pačiai darai, kad atsiųstų savo nuotrauką be makiažo. Aš noriu pamatyti gryną tą veidą, kaip jisai atrodo, ir aš tada žinosiu, ką su juo galiu daryti, ar ne? Būtent, ja. Ir faktas tame, kad aš sakydavau, nusiprausėt ir su telefonu nusifotografuojat vakare, prieš miegą, čia man nereikia kažkokių tai nuotraukų, jos vis tiek prabliurina. Nors šiek tiek galvoju, jūs dieviškai gražios, kam jūs bliurinate, nes tas toksai... Arba kur nors iš šoniuko tokią nuotrauką, arba kažkaip tiesiai negali. Nėra to tokio, kad nusifotkinau, žiūrėk maždaug, žinai. Tai tas nedrasumas yra toks lietuviškas turbūt irgi. Yra, tikrai yra, aš tą labai jaučiu. Tenka ir pakalbinti iš kelių kartų būna, pavyzdžiui, ateina klientė, matau, kad galim daug kažką padaryti su jiems. Kviečiu, nedrįstu, paskui už ją kažkokią pusę metų parašo, gal ateisiu. Tai jau visai gal galėčiau, įsidrasina, reikėjo laiko tiesiog, ar ne? Jo. Bet irgi, tai yra normalu. Visiškai. O kaip tada perėjai prie, ta prasme, neperėjai, bet kaip ta prasme jungiai savo klientūrą ir visą šitą. Ta prasme, vis tiek ėmėsi savo klientės jau, kurios, kaip sakau, duona kasdieninė atneša tau pinigų ir tavo verslo toks kaip ir kumpliaratis, ar ne, suka. Taip. Ir visą tai, ką tu darai su fotosesijom, tai yra tavo kūrybinė dalis. Tai va, kaip derinai tą visą? Tai tiesiog labai paprastai, nes, irgi niekam nepaslaptis, mažesnėse miestuose kaip Alytus, tai pagrindinės darbo dienos vis tiek, kaip bebūtų, yra labiau savaitgaliai, ten ketvirtadienis, penktadienis, šeštadienis. Tai tiesiog kaip planuoju savo laiką, visada jau ten kelias savaitės į priekį, dieną, dvi paskiriu modeliams per savaitę, tai ten antradienį, trečiadienį ar sekmadienis, jeigu man laisvas yra, o kitos dienos yra darbas su klientėm. Bet visada, kiekvieną savaitę aš praktiškai imu bent jau po kartą po modelį ir taip per tas laisvas dienas, vietoj to, kad ten, nežinau, namuose kotletus kepti, aš dirbu su modeliais. Net čia labai geras toks pasišventimas, tik tai tiek, kad vėlgi, sakau, tas momentas atsiranda, kad jeigu tu užpildytum savo dienas vien tik tai savo klientūrą, tau finansiškai būtų geriau. Tai be abejo, bet ar aš būčiau viduje patenkinta? Tai aišku, kad ne, tai daugiau žiūri, kad būtų balansas toks. Taip, visiškai. Man negaila tikrai, sakontų ir įvaizdžių tikrai išeina ir finansiškai daug, juk aš pati iš savęs viską perku. Aš nešneku apie kosmetiką, kurią tu naudoji. Jo, tai čia jau kosmetika, turbūt mažiausias tos išlaidos, paskutinis, tarkim, buvo įvaizdis, modelio rūbai gavos 100 eurų. Tai vien tas, kad jau tu visą dieną praleidi su projektu, apranga, tai kainuoja, bet aš nežinau, aš to neskaičiuoju, nes aš neįsivaizduoju savo kelio, savo darbo, be visų... Be viso šitos kūrybinio momento, ar ne? Taip. Nes, tu taip gali greitai užsisėdėti vietoj ir pasidaryti niekam nebeįdomus, kaip greitai tapau visiems įdomi, aš galiu lygiai taip pat greitai pasidaryti nebeįdomi, jeigu aš tiesiog užsidarysiu ir dažysiu tik klientės. Yra toks geras pasakymas vieno žmogaus, kad sako, jeigu mėnesį laiko aš neišeinu į viešumą, manęs nemato, mane užmiršta. Taip. Nes realiai ateis arba kiti, arba tiesiog tavęs nematys ir nematys ir viskas. Be abejo. Ir tada apie klientūrą pašnekam. Kas pas tave tokia jaunoji dalis,
žmonių, ar turi ir vyresnių, ar daugiau nuotakos, ar daugiau kažkokie jubiliejai, ar daugiau kažkokios išleistuvės mokyklinės, kas? Tai šiaip labai labai įvairiai. Kada jau yra šitos išleistuvės, visi tie šimtadieniai, tai be abejo visos tos jaunos mergaitės eina pas mane, kuo aš irgi labai labai džiaugiuosi, nes reiškia, dar pataikau į madą, dar pataikau į trendus, ne? Laikai rankam pulso. Jo. Bet savaitgaliais, aišku, pagrindė visi proginiai, jubiliejai, koncertai, turiu daug ir vyresnių moterų, tiesiog daug nededu, nerodau, nes klienčių aš praktiškai nefotografuoju, vien dėl to, kad diena yra sustiguota taip, kad išleidi klientį, išsivalai šepetėlius ir ateina kita, o nufotografuoti per minutę, tu ten vis tiek reikia ir apšvietimą. Jo, ne visos nori, bet tos, kad ir norėtų, būna paprašo, bet aš ją greit nufotografuoju, bet visi žinom, kad padaryti gerą nuotrauką, reikia apšvietimą susistatyti, reikia iš kelių kartų tą padaryti. Jo, tu negali taip. Dažniausiai vėl klientės būna atėjusios apsirengusios, tai su bluzonu kokiu, tai paprastai prieš šventę. Tiesiog man nelabai estetiškai gal atrodo tokie dalykai, todėl aš praktiškai... Prabangus makiažas ir maikutė. Taip, todėl aš nustojau. Pradžioj tikrai fotografuodavau, bet kažkaip žiūriu ten bliuzonas su kapišonu, ten vėl kažkaip nėra to vaizdo. Tai už tai gal tų brandžios odos makiažų pas mane mažiau yra demonstruojama, bet darau, tikrai jų daug darau. Vyriausiam buvo močiutė gal 82 metų. Kaip sekėsi su brandžiu veidu? Nes Labai visi gerai, žinom, kad su jaunu žmogum vis tiek yra daug paprašiau, ar ne, makiažė? Tai irgi ateina vyresnės moteris, sako, jau su manim čia vargsite dabar. Sakau, tikrai ne, nieko panašaus. Man iš tikrųjų brandžios odos makiažai yra daryti dar paprasčiau. Jisai labai mažai reikalaujantis iš tikrųjų, oda turi būti kuo mažiau, minimaliau padengiama, apkrauta, akių šešėliavimai irgi jau dažniausiai ten nieko daug neprikursi. Yra tam tikri dalykai, niuansai jo, ir man jis nėra sudėtingas pradžioj, kai tik pradėjau, tai taip, aš bijodavau siaubingai, kad tik neateitų niekas daugiau nei kem 5. Niekada nesinori paseninti veido dar labiau. Taip. Tai dabar labai džiaugiuosi, kad visada jos išeidamos ten sako, minimum 10 metų, ar ten minimum 5 metus. O dar po to, kai nueina į kažkokią šventę, ar visi ir sulaukia komplimentų. Sulaukia. Kiek maždaug, kokia tavo busy diena? Nuo kelių valandų pradedi ir kada baigi? Ir koks metų laikas, koks labiausiai? Sezoniškumas, jo, pas mus visiškai yra sezoniškumas, tai vasarą anksčiausiai pradedu nuo 4:30 ryto. Kodėl? Aš jau tokia didvyrė save laikiau, nes Miami darydavom fotosesijas, kadangi 5 valandą ryto labai gražiai kyla saulė virš vandenino, tai čia buvo mano tokia auka atsikelti ir 5 ryto būti prie vandenino, bet taip dar anksti tikrai nesikėliau. Ne, tiesiog, kadangi, sakau, pas mus yra sezoniškumas ir vasarą mes ariam, neturim nei laisvų savaitgalių, nei ten kažkokių atostogų, tai vėl aš gal ir nenorėčiau ten nuo 4:30 pradėti, bet tiesiog jau būna tokios situacijos, kad tavo klientė, jinai nori, prašau, priimkit, man buvo net, gal galit nors iš vakaro padažyti. Jinai iš vakaro sėdi, po to taip nesiprausama. Tai aišku, aš specialiai tų laikų ten nesiūlau ir nereklamuoju, kad aš jos turiu, bet priemu, nes tiesiog jau nėra vietų, neturi kur dėtis, nes makiažams jau rašus praktiškai pradeda raštis metai prieš. Tai tada kiek maždaug valanda, nesakysim, makiažas? Jo, praeitais metais skaičiavau, rekordą, ne specialiai aš jį dariau, bet 10 makiažų buvo per dieną. Jo. Ir baigi kurią valandą? Tai dabar tiksliai nepasakysiu, bet gal paskutinę klientę jau ten po 6 išleidau, tai dar kol susitvarkai, tai jau... Kaip po to... Po to aš galiu pasakyti, ką aš darau, aš tada pirmiausia nainu darbę į virtuvę, atsisėdu ant žemės ir tiesiog sėdžiu. Maždaug valandos gyvenimo nėra. Pusę valandos pasėdė, bet tu žinai, kad tau ateis ten pirmadienis, antradienis, tau bus laisva, arba ateis ten ruduo ir tau bus laisviau, tada tu galėsi skristi į atostogas kažkur, pailsėti, atsigauti. Ta tokia menka iliuzija čia kaip maždaug per kalėdas ir po to galvoju, sausį aš tikrai jau turėsiu laisvų dienų. Sakau, yra, pas mus tikrai tas sezoniškumas tikrai yra. Tai čia vasara labiausia apkrauta. Vasara maždaug nuo gegužės mėnesio prasideda, gruodis, aišku, intensyvus labai. Bet, yra tų momentų, kada, tu turi Amerikoje labai atvirkščiai, nes pasiilsėti. vasarą mes nesam tiek apkrauti. Aš, aišku, turėdavau visą laiką projektų, tai ten, sakysim, teniso open turnyras ar dar kažkas, tai ten jau, aišku, vasarą įsiskirstydavo taip. Bet jeigu imant pavienius tokius, tai vasara visą laiką tokia buvo daug maž švari, žmonės šilta, ilsisi, mažiau nori tų makiažų, nebent kažkokios šventės, ar ne.
O Lietuvoje, matai, Lietuvoje atvirkščiai, jo, vat aš irgi šnekėm iš Londono, visažistai irgi sakė, vasarą pas mus nieko praktiškai nevyksta. Aišku, jinai irgi Lietuvė, gal įtaka turi tai, kad lietuvaitės dauguma vasarai grįžta atostogų, ar visos šventės. Ne, matai, aš ta prasme tą patį galiu pasakyti, kad Amerikoje, jo. Ir visos šventės, matyt, Lietuvoje labiau yra organizuojamos, ar vestuvės, ar tarkim, lietuvių būtent, aš neku, nes aš su kitais kaip ir nedirbu, ne. Tai, vasarą čia dar yra toks keistas momentas, žinai, kaip ir aš dabar pagavau tokią mintį, kaip su, sakysim, manikiūrų ir pedikiūrų. Tai ta prasme, mano manikiūro meistrė čia, dieną, kai buvau pas ją darytis, jis sako, tai atšyla oras, visos pradeda darytis manikiūrus ir pedikiūrus, tai gal čia mums kažkaip su ta šviesa ir saulute visos gražintis labai nori Lietuvoje? Ne, aš manau, todėl, kad šventės, pagrindė šventės. Visos šventės jo, nuo gegužės prasideda, taip. O tai tas jau nuotakų sezonas, tada nuo kada pas jūs jau taip jau prasideda? Tai jau turėjau pirmą nuotaką šiais metais. Jau turėjau, jo. Matai, kaip sausio 11 jau turėjau, bet šiaip, gegužę, sakyčiau. Gegužė, pagrindas jo, kada jau šyla oras, jau žydi sodai, taip, kada jau žaluma atsiranda. Tai pagrindas taip nuo gegužės. Ir kaip tu pasiryžai dirbti su nuotakom, nes nuotakos yra toks specifinis momentas, kadangi su jom yra tokio labai prieš vestuvinio pasiruošimo, turi prieš vestuvinį makiažą bandomai pasidaryti, ar ne, ir kaip ir kalbėjomės prieš filmavimą, ar ne, į tau visą laiką bus ryšyje, į tavęs klaus, ar lūpdažis tinka, ar auskarai mano geri, ar man, kai aš pašoksiu su vyru pirmąjį šokį, ar nenubėgs tušas. Ir tu su jie labai ilgai turi komunikuoti, tai yra visgi tavo laikas, tavo pinigai. Ir apie viską ten, klausia viską. Tu ateini pas ją tą dieną ir jai tada yra stresas. Taip. Ir tu tą stresą irgi psichologiškai su juo suderinti ir padaryti labai gerai ir jinai turi būti patenkinta, neapsižliumti ir taip toliau. Tai kaip tu pasiryžai ir kada tavo buvo pirma nuotaka? Tai vėlgi, pas mane, matyti, ir tas atėjimas į šitą profesiją, jisai buvo kažkur iš aukščiau, gal visatos atsiųstas, visiškai neplanuotas, tai taip pat ir tos nuotakos, jos pas mane tiesiog atsirado. Jos pradžioj užsirašė, nieko, pirmos kelios buvo užsirašę ir jos nesakė, kad jos nuotakos. Alytiškės buvo, ne? Jo. Sako, jos net nesakė, net nesakė, ateina, sako, balta suknelė, sako, tai nuotaka, sako, nuotaka. Jau tą dieną, kai daryti makiažą, atėjo. Jo, bet aš pradėjau tą suprasti, reiškia, joms tinka. Juk ne aš jas priverčiu pas save ateiti. Jos pas mane rašos nori. Tada pradėjau tikrai nuotakos rašyti. Ir aš joms rašau, sakau, žinokit, mano pirmas sezonas, aš dar nenoriu daržyti nuotakų, mums patinka, mes norim, mums patinka, siunčia mano darbus, taip kaip nuotraukoj, tai aš galvoju, tai taip kaip į nuotraukų, aš tikrai galiu padažyti, nes tai mano darbas. Ir tiesiog, jos pačios, taip pas mane pradėjo rašytis. Ir iki šiol taip prašos. Aš tikrai nesu, kad labai reklamuočiaus, kad dirbu su nuotakom. Aš su juom dirbu, darau, bet irgi šiais metais, kadangi jų daug labai turiu, tai tik 2 į dieną imu. Nenoriu aš jau daugiau. Išvargsti. Taip, kaip bebūt, kaip sakai, tai yra tikrai ir psichologiškai daug atsakingesnis momentas. Tikrai nuotakai, jeigu būna labai ten ramių ir nekiek nesijaudinančių būna, kur ten tu sužiūri, ar jinai nenualpstoj pas tave čia sėdėdama. Taip, labai sudėtinga ir tu vis tiek toksai turi būti ne tik, kad psichologas, bet dar ir sugeri tą energiją, supranti, toksai kaip sugertukas. O nuotaka neatsiveda mamos, sesers ir ten viso pulko to, ne? Dar taip nebuvo? Ne, nebuvo iš tikrųjų, dažniausiai vienos. Tai kas gal labiau įstrigę iš nuotakų gyvenimo, tai kai jaunikiai grimus ateina darytis. Tai žmonės stresą būna. Vyrams labai sudėtinga. Jie pirmiausia bijo nebūti perdažyti ir kvailai neatrodyti, ar ne? Kaip darbavaisi, kaip apraminai? Tai nieko, aš jam sakau, žinokit, nieko daug, tikrai jisai kitaip darosi, ne kaip makiažas, jisai grimas. Ir sakau, aš nežinau, ar jiems tai padeda, bet sakau, žiūrėkit, ir sportininkai grimuoja jos prieš laidas, taip pat politikai. Bet kuris televizijos jos personas? Taip, tai aš tą ir bandau jiems pasakyti. Dar kartais pajuokauju, sakau, o tai kokį lūpdažį norit? Nepabėgo nei vienas. Žiūri, išsiganda. Nes man taip ir yra, netgi įmant ir vyrus aktorius prieš fotosesijas, tą blizgesį, kad nuimti nuo veido ir kad po to nebūtų kažkokių tai ten tokių susimetusių raukšlelių ar kažkokios negražiai atrodys nuotraukų. Ir
tai jau atrodo pats iš savęs aktorius, jisai pasiruošęs viskam. Ir tai būdavo momentas, kai tu turi tiesiog jį kalbėti. Tarkim, skaitau, aš nenoriu, nes mane pamato ir sako, aš šito, tai aš nenoriu. Ir tu sakai, gerai. Ir ten, sukiesi yra, tu maždaug žinai, kaip tas vabalas. Ir ten, kol jisai ten kažką, ten tas ruošia filmuotojas arba fotografas, ten lempas, tada sakai, gerai, jūs sakėte, nenorit, bet aš jums tiesiog, nes labai kakta blizga. Tokį prieimą, žinai, kažkokį padarai. Tai yra, jie ateina, aišku, jie ateina per prievartą, kaip suprantu, nuotaką užrašyti, bet kažkaip nuraminė. Kitas dalykas pas mane mato prieš veidrodį sėdi tiek moteris, tiek vyrai. Tu rodai jiems. Jo, aš jiems po kiekvieno etapo sakau, pažiūrėkit, tai tikrai paskui būna, kaip fainai, sako, gal ir dažniau norės. Va, matai, kaip gerai. Tai toks per juoko formą labiau. O tu nenusuki dėl to, kad tu nori vis laiko tokio užtvirtinimo, kad tu eini gerai ir tau nereikės perdarinėti, ne, kiekvieną tą žingsnį. Ar dėl ko? Gal tai turėjo didelį įtaką pirmą mokytoją, su kuria mes mokinausi, jinai taip visada dažo priešais veidrodį. Ir nežinau, aš tai pradėjau, man yra labai patogu. Bet vis tiek mūsų būna pliauzių, kaip tada tu tvarkaisi. Tarkim, terkštelni kažkur tai ne ten. Tu greitai sutvarkai ir viskas net nepastebi žmogus. Kažkaip. Nes aš visą laiką stengiuosi pasukti šiek tiek šonų, jeigu reikia, aš atsukau, visada parodu. Bet bent jau, mano čia irgi turbūt atėjo patirtis iš pirmųjų mokytojų, kurie mane mokino, nes buvo toks paprasčiausias dalykas pasakyti, mažą ką, tiesiog galbūt blakstiena atsispaus ant voko, ar ne, ir pamatys ir įsigas, ta prasme, nes žmogus labai jautri reaguoja, jis nori būti nei susitepęs, nei kažką, ar tiesiog, gal uždėti pirminį sluoksnį, truputėlį atrodo per ryškus, tu žinai, kad tu išblendinsi. Tai aš pasišneku. Lėtam, jo, šiaip aš, kas eina, pas mane žino, kad mėgstu kalbėtis. Ir tikrai matau, matai iš reakcijos žmogaus, kad ar tarkim, aš pradedu nuo akių, padarai šešėlius, dažniausiai jie nekaip atrodo, kol nėra pilno makiažo. Ir šneki tiesiog yra mini, kad visada, kol nėra makiažo, jo šešėliai taip atrodo. Ar ten veidą pradedi dengti, ten gal jisai šviesesnis, sakau, nebijokite, čia dar tik yra krem pudra, toj prasidės veido kontūravimas, viskas bus kitaip. Tai kai tu su to žmogum bendrauji ir nuramini, jisai normaliai tai reaguoja. Bet man labai pagelbsti, nes tų makiažų irgi yra milijonai, ne, skirtingų ir tam pačiam žmogui. Ir ateina, visada bandom išsiaiškinti, kokio nori moteris, ar ten ryškiau ar švelniau, ir tarkim pasako ryškiau. Ir tu pradedi daryti, aš visada vis tiek nuo švelnesnio varianto darau, ir oi ne, jau man čia ryškiai, kur mano akim, tai ten net vyški ryškumo. Jo. Tai vat, kad jos save mato ir mes galim kalbėtis, manau, atveda prie tų gerų rezultatų. Ir nebūna to tokio šoko, kur atsuki ir... Nes mano klientas labai dažnai klausia, ar yra buvę, kad padarai makiažą, pamatė ir sakė, ne taip, kaip noriu. Tai sakau, negali tai būti, todėl kad jos visą laiką save mato ir kiekvienam etapė mes galim pasikalbėti ir kažką padaryti kitaip, jeigu netenkina tą, ką mato. O šiaip kokių juokingų klienčių turėjai, kokias istorijas juokingas, kad tarkim, bet ką, kad labai, tarkim, patenkinta, nepatenkinta ar kažkokių tokių iššaukiančių, ar daugmaž visi labai ramus ir savo vietose? Tų patenkintų tai labai turiu ir man labai tas daug duoda, tas jų nuoširdus džiaugsmas, nes suteikiu ne tik vizualą kaip makiažą, bet joms tą pakilėjimą, nežinau, kaip pasitikėjimą savimą, ne? Ir kai jos tai džiaugiasi ir man nusako, kad jos taip jaučias, tai man yra didžiausias įvertinimas. Ne tik, kad nupiešt, bet kad žmogus išeitų. Žinai, aš visą laiką galvau, netgi ir kažkada tai dar taip svarstėm, mes su ten keliais vizažo meistrais ir New York'e po madų savaičių. Ten būdavo irgi pragariškas darbas, nes tiesiog labai per pusę valandos turi ruošti modelius, tada eina kiti ir kiti ir kiti. Ir jisai niekaip finansiškai tau neapsimoka, tu tiesiog patenki tą pragaro ratą ir jame labai džiaugiesi, kad patenki dar be viso to. Ir mes kažkaip galvojom, kad turbūt mums, bet kaip ir dabar tu pasakai, kad mums malonumą atneša dar ne tiek tie uždirbti, sakysim, pinigai ar kažkas, bet tu gauni žmogų ir gali džiaugtis galutiniu rezultatu. Taip. Tau pačiai nuo to kaifas. Taip. Supranti? Taip. Tu pamatai, kaip tu padarei 100 kartų geresnė to žmogaus versija. Būtent. Ir tai užveda tokios energijos tau duoda, kad tu nori dar ir dar, va toks dar momentas yra. Taip, tai aš sakau, man taip, pinigų reikia, jų visiems reikia, negalime mes be jų gyventi, bet tas emocijas, ką aš gaunu su klientėm, iš klienčių, tai man čia aukščiau visko jos. O kaip skiriasi finansiškai, sakysim, va, dabar įdomu, Alytaus vizažisto uždarbis nuo Vilniaus?
Ar yra labai didelis skirtumas, ar daug maž vienodai? Tarkim, tavo lygio pasiekime. Čia vėl labai sunku vertinti, todėl kad net ir mano lygio labai skirtingai tam pačiam Vilniui yra įkainoti makiažai. Aišku, kuo didesnis vardas, kuo garsesnis vardas, tuo jisai yra brangiau. Aš pati Klaipėdoj ten dariausi makiažą, mokėjau 100 eurų. Jisai kažkokių stebuklingų gidulkių ten neprideda, į tos makiažus, bet tiesiog taip yra įdirbtas vardas, žmogus daug metų taip turintis patirties ir tai yra normalu. Ta kaina, vėlgi, Alytuje jinai niekada, manau, nebus tokia kaip Vilniui, kad ir koks tu būsi super mega ten žvaigždė, tiesiog Alytuje ne tokie uždarbiai pa žmonės, kad jie galėtų ten mokėti 100 ar daugiau už tos makiažus. Taip pat mes Alytuje tiek nemokam ir už salonus, už salono vietą, taip kaip moko, kosmetika ta pati, jo, tai mes čia irgi labai diskutuojam su visom visažistam, ar turėtų kaina skirtis nuo miesto dydžio ir taip toliau. Aš manau, kad kaina turėtų skirtis ne nuo miesto dydžio, bet nuo profesionalumo visažisto. Pradedantysis jisai turėtų, bet taip, irgi, čia labai tokia riba keista, nes mane visą laiką trigerina, nežinau kaip tu reaguoji, aš negaliu organiškai pernešti, kai aš matau žmogų, kuris pabaigęs mokslus ir sako, aš darau makiažas, kainuoja, čia nepresniausiai mačiau, 5 eurai. Galvoju, tu darai labai blogą darbą, tu turi viduje nepasitikėjimą, dėl to tu užsidedi tokią simbolinę kainą, bet tu visiems kitiem darai labai tokią meškos paslaugą. Supranti, nes tada automatiškai visų kitų atrodo žvėriškai arba per daug. Ir kitas variantas, dar kas yra labai blogai, kad tai vadinasi, tą vizažisto profesiją mes sumalam į miltus, tai yra vaikų darželis, už kurį gali duoti 5 eurus kaip kramtoškės nusipirkti, ar ne? Ir jinai nieko nėra verta, bet niekas nepagalvoja, kiek yra įdedama pastangų, kiek kainuoja kosmetika gera, kiek vienas geras šepetėlis kiek kainuoja. Tai va tas kainos lygmuo, man atrodo, jisai turėtų ne tiek gal nuo miestų skirtis, kiek nuo vizažisto, bet irgi netgi ir tas, kuris tik pradeda, jisai negali. Arba jeigu tu savai vertini 5 eurus, eiktų dar pasimokink, aš taip galvoju. Bet, pavyzdžiui, aš pradėjau pirmą mėnesį nuo 15 eurų. Nes, tiesiog tu pasižiūri, įsivertini rinką, pas mus Alytuje, aišku, nėra ir taip aukštos tų makiažų kainos, aš negaliu imti tiek pat arba panašiai, kaip dirbanti ten 5 metus, tarkim, ne? Tai aišku, kad ne, tiesiog, bet 15 ne 5. Taip, 15 ne 5 ir aš labai trumpai, aš ten mėnesį, man atrodo, bet aiškiai rašydavau, kad aš esu ką tik pabaigusi, ten dar moterim parašydavau, kad pasilikite laiko, jeigu reikės ten nusivalyti tą makiažą. Ir paskui aš staigiai pradėjau kelti ir man net buvo paskui jau rašę ten nepatenkintos klientės, kodėl iš 15 staiga pasidarė 30 ir kodėl iš 30... Bet matai, tu turėjai tų atsiliepimų, nes man visą laiką Holivudo institutė, kai mes mokinamės apie piniginę prasme, sakysim, vizažisto, ar ne, kad visą laiką yra geriau turėti brangesnę kainą, kad ir iš pat pradžių tik pradedant dirbti, kaip tu sakai, tu nesijauti, kad verta. Tu galėjai turėti didesnę kainą ir daryti nuolaidą. Ir tada tą nuolaidą užbaigti ir atstatyti tą kainą, negu kad pradėti nuo mažos labai sumos ir tada eiti didesnį, nes vis tiek atsiras nepatenkintų, kodėl tu pakėlė, nes visiems valio, mes turim talentą už 15 eurų. Bet aš niekiek neperginu dėl to, kad yra nepatenkintų. Manau, ir dabar jau yra kas, kam dar netinka ta mano kaina, tai viskas tvarkoja, tam ir yra skirtingi tie meistrai, kam yra aktuali kaina, aš taip ir esu parašęs, jeigu jums aktuali kaina, nes būna, kad derasi. Neprašai nemokamai nieko padaryti. Nemokamai ne, bet esu gavus pasiūlymų, kad gal padaryčiau makiažiuką už 15 euriukų. Sakau, nedarysiu. Bet jums darbas vis tiek, sakau, aš dirbu su profesionaliom priemonėm. Mane trigerindavo, žinai, kokie būdavo tokie pasiūlymai daugmaž, kad sakydavo, tai tu atvažiuok, padaryk makiažą ir va čia už pigiau, sakysim, ar ne? Ir sakydavo dar tokį, kaip kodėl aš tai turėčiau padaryti, pasakydavo, tai ašgi neprašau, kad tu man pilnai padarytum, va biškį mane padažyti. Tu negali nei biškį, nei nebiškį padažyti, nes tai yra, sakysim, procesas, ar ne, kurį tu turi padaryti. Ir tu kitas dalykas... Nesutinku aš su tokiais turgais ir sakau, ir rašė ne kartą. Ir tiesiog prašau, kad net galiu atsiųsti rekomendacijas, yra Alytuje, kur galima už pusę mano įmamos, tarkim, kainos pasidaryti pilną makiažą. Tai kodėl nerašo iš karto ten, nes nori vis tiek pas tave, ne? Nori. Ir paskui būna netgi, kas prašė ten nusidarėti ir vis tiek eina pas mane ir vis tiek moka tą pilną kainą, bet nenusileidžiu ir nedarau, nes aš iš tikrųjų pradėjau vertinti save, savo darbą, įdirbį, mokslus galų gale, kur žinom, kad jie tikrai daug kainuoja, tai visi kursai, seminarai, pamokos.
emocinę, fizinę sveikatą. Taip, ir tada vėl, tada nesąžininga kitų klienčių atžvilgių, kodėl aš vienai ten turiu už pusę kainos daryti. Nes tada kitas klientas sakys, kodėl tada aš moku pilną kainą, kažkas nemoka. Taip. Ir dar kitas dalykas, turbūt niekas nelabai ir supranta, kad mums labai, vizažistams labai nemažai kainuoja kosmetika, laikas ir visi kiti dalykai, bet dar mums labai kainuoja nugara ir riešas. Tai čia tie dalykai, kur po 10 metų darbo tikrai labai gerai jausit ir tą riešą, ir tą nugarą, supranti. Nes kaip ir tu sakai, jeigu 10 turi klientų, po to nebejauti nieko. Taip. Nes tu, ta prasme, nesėdinčiai pozicijoje juos dažai kažkaip. Supranti, tu laikas. Bet sėdėti irgi visą dieną gal. Aš kaip pasižiūriu manikiristės, tai aš bent pamindžikuoju, kaip aš sakau, pirmin atgal. Jo, visi darbai, jie turi savų pliusų ir minusų. Taip, bet tai ir tada ir traktuojam, kad tai yra darbas ir tiesiog tikrai kai tu ateini į parduotuvę ir matai gražų rūbą, tu nesakai, žinot ką, jūs man taip va to biškį rūbą duokit. Taip. Bet taip, visiškai sutinku, kad visažistų profesija Lietuvoje bent jau dar yra, ne iki galo vertinama ir nežiūrima į ją rimtai. Ir tikrai ir turiu tokių pavyzdžių ir klientės man sako, bet sako, jūsų tas darbas toks lengvas, sako, jūs čia stovit, padažot, 10 makiažų per dieną, tai kiek jūs pinigų užsidirbat? Taip. Sakau, žinokit, kada 10 makiažų per dieną padarai, tai tu tokioj komitei būni, tu nieko nejauti, nei kojų, nei rankų, nei... Ir tai nebūna kiekvieną dieną, kaip gal kažkam atrodo, kad ten nuo pirmadienio iki sekmadienio tu ten po tos 10 makiažų dažai. Tarkim, pirmi metai tai buvo išvis visiškas minusas, ėmiau pinigus iš vyro visom kosmetikom, lempom, viskam. Investavai į savo vardą. Taip, ir tai yra didžiuliai pinigai. Didžiuliai. Absoliučiai dideli. Aš nežinau, ar yra dar kažkokiam sritis brangesnė negu visažas, gal permanentas dar, bet pas mus... Priklausomai nuo to, kiek tu turi tą krepšelį susipirkti, ar ne? Ir aš atsimenu savo pirmąjį, kai susipirkau tokį didelį ir jį atidariau, tai ten buvo, aišku, dar tie pirmieji būna tokie nelabai pasverti, nes perki viską, nes atrodo visko reikia. Tai ten kainavo, nes ten vienas sakysim, šepetėlis $50 ar ten eurų, o jų yra daug masė. Tai jo, čia investicija. Pirmas krepšelis mano netoli 4,000 gavo su visais ten pirmais tais kursais ir tai nėra, kad jis tau ilgam užtenka. Nuolatos viskas ir noris naujų produktų išbandyti ir tos pačios ateina naujovės galiojimas baigėsi ir visi kiti variantai. Ir ištisai perki. Kur važiuoju, kur bekeliauju, dabar spalį Paryžiui buvau, sakau, nusipirksiu savo, ką nors gražaus kelnių ar dar kažko ten. Ne, jau vėl aš ten Diorai, Chaneliai ir tiesiog. Ten yra draudžiama, mums vizažistams yra draudžiama ten užeiti, nes aš į bet kokį didelį prekybos centrą ar New York'e ar Miami, jeigu nueinu, tai manęs Sephora labai šaukia. Aš tiesiog ten galiu pranykti kokiam valandom, dviem, kol mane iš ten jėga ištraukia, nes aš galiu netgi gal ir netiek daug nusipirkti, kiek aš daug apžiūrėti, visko man ten labai reikia. Tas visas momentas ir kaip taisyklė visą laiką visko reikia. Visada, nebus, kad nieko nereikės. Niekada čia pas mus jau taip nebus, aš jau tą supratau. Ir pas vieną mokytoją, kur mokinausi, sako, žinai, paprastos moteris jos perkasi ten rankinę gražią, dedas viską, sako, o mesgi džiaugiamės, pudrą naują nusipirkom, skaistalus naujus, o ten Hermeso bronzeris koks išėjo. Tai, tiesiog tu išprotėjai dėl to ir... Aš turėjau tokių variantų su mokymais, kai mokymus vedžiau praeitus metus Vilniuje. Ir pas mane kelios mergaitės atėjo su tokiais dideliais krepšiais kosmetikos, jos jau jų susipirkė, jos dar net nepradėjo mokintis, bet jos jau susipirkė, kas irgi yra, mums tai buvo labai juokinga, mes tiesiog viena už kitą didesnį atitempė, tai mes štaip, aš buvau tokiam savotiškam šokė, nes realiai mes po to atidarėm ten tiek visko, ko nereikia. Aš nežinau, iš kur jos ištraukė, kad jom tiek visko reikės, ar turi pseudo patarėjų iš interneto, kur sudaro joms krepšytą ir taip toliau. Ir ten ta kosmetika jau kai kuri, kadangi jau susipirkė prieš keletą mėnesių, kai kurie ribos vos neįra, žinai, kurią tu reikės išmesti į dar kursų nebaigius. Dar neaišku, ar ne juos pabaigusi norės tą darbą dirbti. Čia dar yra klausimas didelis, ar ne, nes vienoms atrodo, tai kas čia turėjau tokią irgi mergaitę, kuris sakė, aš nežinau, bet 2-3 dienos ir aš piešiu. Vat toks susitikimas buvo ir ten niekas nieko nepiešia, aišku, visiems reikia laiko. Tu negali per tas 3 dienas išmokti. Nes tai yra vis tiek pagrindai, kuriuos tu turi. Plus ranką turi išlavinti, ar ne, nes nepadarysi. Tai tie visi krepšeliai irgi, kurie yra užsiperkami prieš tai irgi kažkokia nesąmonė. Nes tu turi pasibaigti mokslus. Manau, kad yra
iš tikrųjų socialiniai medijai labai tas yra dėgiama, kad kuo geresnė kosmetika, tu tuo ten geriau padarysi. Taip, aš dirbu tik su profesionalia kosmetika ir aš esu tik už ją, bet tavo rankos daro, Taip. ne kosmetika. Aišku, ta kosmetika paskui tau palengvina, bet tik tada, kai jau tu turi supratimą, ką tu su kom darai ir su kom valgai, ten, kaip aš sakau. Pradžioj tikrai galima minimaliai susipirkti pagrindinius dalykus, ką reikia ir ten nereikia 5 atspalvių bronzerio ir 16 skaistalų. Nes, kol tu praktikuojas, tikrai užtenka tų bazinių produktų. Net makiažo pagrindą gali turėti 2 spalvas, kurias tarpusavį miksinsi viskas. Taip, nėra būtina ten pult viską susipirkti. Paskui, aišku, apetitas auga ir nori vis skirtingų, vis daugiau. Ne, tai čia dėl to, kad mes esam drakonai, tai čia aišku. Nes tau kiekvieną tą pamatytą kitą nude spalvos atspalvį, tau reikia turėti, tu po to išsirikiuoji. Ir kaip mano vyras sako, man tai čia vienoda spalva. 50 skirtingų nude atspalvių. Jo, tokių, bet man neskirtinga. O dėl tų rankų tai absoliučiai, nes mano tarkim, istorijoje yra tai tokių momentų, nes aš visą laiką skraidydavau arba važiuodavau pas klientus, pas mane pagrindas buvo, aš nedirbau vienoje vietoje, kad aš atvykau pas vieną klientę be šepetėlių. Aš juos užmiršau namie. Ir tas buvo momentas, kaip tu sakai, kad tu viską gali padaryti rankomis. Tai ir buvo daroma rankomis, aišku, kempinėlė padengimų veidų gerai, bet visa kita buvo, ta prasme, su pratrinimais, tokiais pirščiukais ir visais kitais ir viskas ok, svarbiausia nesakyti, o Dieve, aš čia turiu šepetėlių. Jo, reikia apsimesti, kad čia tokia technika dabar yra ir jau čia. ir čia aš jau dabar dirbu rankom ir vos net. Tai šitas irgi labai svarbus aspektas, kad ir kas be nutiktų, nes tu gali suklysti ir tikrai visi klysta, net ir patys geriausi klysta, ne, ir tik niekad nepasakyti ir tai klientai, kad o Dieve, ką aš jums padariau dabar. Kartais per televizorių pamatai ten kokią ryškiausią pasaulio žvaigždę jau su tokiu makiažu, kad galvoji, o ne, tau reikia keisti vizažistą, tai net ir labai greitai. Čia yra irgi visiškai normalu ir neklysta tik tas, kas nieko nedaro. Ne? Taip. Bet jo, tai čia irgi, aš manau, jau atsiranda to profesionalumu, kad tu nepasimeti tose situacijose, tu moki juose išsisukti ir neparodyti, neišgazdinti. Niekas nežino, kaip ten viduj būna, ar ne? Tai taip, viduj gal ten būna, nori paverkti kampą nuėjęs, bet ne, tiesiog darai ir... Bet šiaip lietuvaitės daug maž, ar ne, tos, sakysim, casual kasdienės tavo klientės, jos yra tvarkingos, nereiškia pretenzijų, kažkokių cirkų neišdarinėja, viskas gana taip normaliai, ar ne? Aš sakau, aš manau, todėl, kad aš labai daug rodau savo darbų. Jos tikrai žino, kokį rezultatą. Taip, ir jos žino, ko jos eina, nebus kažkokio surprizo, nes man, pažiūrėjau, labai keista, yra tikrai daug, kad ir tam pačiam Alytui visažistų įdėtas darbas, ten, nežinau, prieš metus, prieš pusę metų. Ir tu nežinai, ko tikėtis, ateisi ir paskui gal ir būna tas nepastenkinimas. O čia, kai mato mano visus tos darbus, dažniausiai jos ir parodo mano darbą, pasako, kokį nori tą makiažą, tai gal nebūna tų tokių ir nusivylimų, bent jau man nepapuolė. Yra buvę papuolė, kad, tokių įdomesnių moterų, bet aš kažkaip stengiuosi su visom. Aišku, tu jauti, kad tau net nesueina tie bio laukai, gal vadinami, bet ne, tiesiog gražiai atlieki tą savo darbą, ką reikia. Ir tiek, kiek jau ten jai paskui patiko, nepatiko, aš nežinau, bet aš savo darbą padariau, ten kažko blogai nepadariau. Bet buvę ir tų prašymų keistų tokių, kad ten pagurklis sumažint, sakau, ir prisižiūrė tų cirkų. Taip. Ir jie atrodo, kad ateini su pagurkliuku ir tau atrodo paims kaip chirurgas plastikos. Taip, tai aš sakau, tai kaip jūs sakau, įsivaizduojate, aš turiu sumažinti. Taigi ten patepa kažko ir nebelieka viskas, galvoju, nesvarbu, aš čia prieš tą vakarėlį dar savaitę pavalgysiu taip sočiai vakarais, nes aš ateisiu pas gerbiamą vis tiek sumažins. Tikrai būna, ar ten dažnai iš vyresnių gydžių ateina. Man svarbiausia raukšlės paslėpti. Arba žinai, dar tie vyresni, kaip sako, pajaunink mane, nes irgi prisižiūri tų visokių vaizdelių, kur iš bobutės padaro visiškai jauną. Tai aš vis laiką sakau, suprantat, kaip yra? Sakau, mes neburtininkai. Taip. Mes galim padaryti tavo geresnę versiją, geriausią, kokią įmanoma. Bet mes tikrai nenuimsim raukšlių. Būtent. Ir nesuvažinsim ten to pagurklio ir akių vokų nepakelsim vizualiai kažkiek. Bet nepadarysim tokio stebuklo, kad tau ten iš viso nereikėtų. Tai aš taip pat irgi paskau, kad sakau, ne pas mane kreiptis reikia, jeigu dėl raukšlių. Nebuvo klienčių, kurios atsineštų savo kosmetiką ar norėtų, kad su ją darytum? Yra buvo tik tai, kad, lūpdažiai, aišku, savo, šiaip ne. Nebuvo, ne? Šepetėlių kažkokių dar kažkokių? Ne, turiu vieną klientę, ten jau su visą pagarbą jai savo priemonės demakiažą, paruošimo, reiškia, atsineša, nes žiauriai viskam alergiška jo.
Nu, tai čia gal ir yra racijos žmogus, jeigu... Tai iš tikrųjų labai gerai, nes aš negaliu supirkti palei kiekvieno ten odą, turiu tiesiog tos pagrindinius jautroms odoms, bet aš negaliu turėti visom pritaikytų priemonių. Ir man jų ir nereikia. Tai jeigu yra kažkokios problemos ir tikrai alergija ir taip toliau, tai tada yra geriau, kad savo atsineštų. Dar vienas irgi buvo klientė savo pudrą, jinai pas mane dažnokai dažos ir vis tiek nusprendė, kad nori tą jau tokią stipriausią pudrą naudot, ką aš darbe retai naudoju. Aš labiau vis tiek mėgstu tos natūralesnius veido dengimus. Tai jinai tiesiog ar nepyksta, sako, jeigu aš savo pudrą atsinešiu. Bet jau jinai mano ne pirmą kartą pas mane eina, sakau, tai aš dar pajokavau, sakau, tai gerai, sakau, man mažiau savo priemonių naudoti. Tai čia yra viskas normalu, jeigu kažkokie tokie yra pagidavimai, man tikrai negaila ir nesunku, bet šiaip ne. Nes, taip, kai ten pudrajo, bet kai klientas, tarkim, nori, kad tu su jo kosmetika, tu nežinai jo kosmetikos. Taip. Dažniausiai to kosmetika būna supirkta iš bilenkur, nes aš iš savo pažįstamų rato nedaryčiau. Kad susiperka jie iš visur visko ir sakau, kam jums iš viso mergino šito viso ša reikia. Jūsgi nesidažot, ta prasme, eikit pas vizažistą, jūs padažys. Taip nedaryčiau, nes tai vėl, aš nežinau, kokią gausiu kokybę, kokią aš gausiu rezultatą, o paskui eisiu to mano makiažu ir sakys, kad čia... Taip. Tai lygiai taip pat kaip ir nedarau tų tik biški. Ar ten tik akis padažyti, ar ten tik veidą. Man čia tiek daug netep biški. Jo, pusinių tų vadinamų makiažų nedarau, nes, vėl, paskui jinai grįžus namo dasidarys tą makiažą, bet kažkur nuėjus juk sakys, kad čia aš jį visą padariau. Jo. Tai tokių variantų rizikuoji savo vardu, grinai. O kaip su draugais ir su giminėm? Ar nėra rato tokio dabar, kur, oi, kaip gerai, dabar daro makiažus. Šiaip ne, aš esu nubrėžus tas griežtas ribas. Kaip tau sekėsi jas nubrėžti, nes vis tiek pirminis momentas buvo. Sekėsi, nežinau, aš gal, turiu tą skūrą, kaip čia pasakyti, nežinau. Tiesiog pradžioje aš kviečiaus pati draugės, ateikit, man reikėjo veidų lapų, ant ko mokintis. O paskui jau, kai ten prasidėjo, kad šeštadienį noriu, tarkim, jau kada yra darbo diena, sakau, gerai, bet, sakau, jisai pykit, nepykit, sakau, jis kainuoja tiek pat, kiek ir visom, nes, tai yra mano darbas. O taip nebijau pasakyti, todėl, kad juk visos draugės mano irgi skirtingai kažkokius dirba darbus, aš juk nenainu ten pas ją į darbo vietą ir neskau, duoktų man ten uždyką, ką nors, ar ten padaryk man kažką uždyką, juk taip nėra. Tai, nežinau, kažkaip problemų nėra. Mamai esu darius už kugelį makiažą. Tai mamai galima ir portfelį. Mamai galima, bet ne, atvežė vis tiek kugelio į darbą man. O šiaip ne, tikrai visada ir draugės moka, nėra tokių dalykų, kad kažką nemoka. Tai ta prasme, tu susidėlioji viską taip, kad visi viską supranta, tai yra tavo darbas. Tai jie žino, kad tai yra mano darbas, kad čia nėra žaidimas, draugauti yra viena. Kaip tu galvoji, kas Lietuvoje, tarkim, iš serijos tavo manimų tokie stipriausi vizažistai, tau labiausiai stringa, ar ne, jie tokie, tarkim, patinka tau jų darbas. Kokie, sakysim, 2-3? Tai aišku, jų daug yra, nežinau, ar galiu sakyti, jinai Londone šiaip gyvena, bet nesvarbu, Gabrielė Guinaitė, tai nepaslaptis, aš 2 metai esu jos akademijoje internetiniai, tai man jinai aplamai, aišku, ne vien tik kaip darbai, bet aplamai ir vizažistams, mums visiems labai yra svarbu pats žmogus, ne? Kokie mes esam. Tai jinai man viskom labai imponuoja ir kaip žmogus, ir kaip jinai mumis motyvuoja. Toliau, kas jeigu iš darbų, tai aš gal nebūsiu ta, kur vardina populiariausius, aš tiesiog žiūriu, kas man pačiai, tai dar Valentina iš Kauno Kivarienė labai man patinka jos stilistika ir jos darbai. Kuo? Įdomuma. Ta prasme patinka, kas tau jos darbuose? Labai pakeičia kaip... Transformuoja. Jo, transformuoja veido bruožus, gal taip sakyčiau, tie lifting makiažai jos yra, aš pas ją mokinausi. Visas kontūravimas, dengimas, ar ne daugmaž? Taip. Tokie irgi gan ir ryškesnėje pusėje yra. Valentina, kas man čia dar... Yra daug man gerų, nenoriu dabar nieko įžeisti, kad kažko nepaminėsiu, ta pati Daiva Icon, jos... Vilnietė, ne? Jo, ir tai pas ją vėl irgi važiuosiu mokytis dabar, jos ryškus tie makiažai, ten yra kokio lygio. Klaipėdoj, Oliesė ta pati buvo, aš pas ją. Tai pas ją tu darysi tą makiažą, ar ne? Ir kaip tu galvoji, ar tas makiažas, kurį jį tau padarė, jisai vertas tų pinigų, ar ne? Šiaip įdomu man. Manau, kad taip. Dėl ko? Dėl to, kad tu labai turėjai gerą laiką ir gerą gavai rezultatą, mes po visko su ją pasijuokėm, jinai sako, jau Kristina pati būtum pasidažęs taip pat.
Bet jo, nu, tas jos aukštas profesionalumas, jisai labai labai jaučiasi ir tarp kitko veidą darė man su pirštukais, ne todėl, kad neturėjo šepitėlių, bet tokia technika. Ir jo, ne tik, kad tą vaizdą aš gavau, kaip vat, ir sakau, bet aš tą emociją, kokią iš jos gavau ir aš nenorėjau eiti kažkur prašiau, nu, ne tai, kad prašiau, bet pas kažką žemesnio lygio, nes aš jau ir tam, kad man pabendrauti su tokio lygio žmogum, kad pasisemtos motivacijos, man labai įdomu. Pažiūrėti pačią tą darbo techniką ir visą kitą. Tai ne tai, kad žiūrėti, ten kažko labai tu nenusižiūrėsi, bet tiesiog man tas vat, pakalbėjimas su ją, jin pažiūrėjo mano darbus, jinai ten... O tai kaip tau iš viso idėja ta kilo? Tu tiesiog buvai Klaipėdoje ir nusprendėjai, kad norėtum ją aplankyti? Ne, pas mus buvo šventė, šeimos vestuvės pusėserės ir tiesiog aš kažkaip pati dažysus, bet galvoju, nu, aš visus savaitgalius ir taip dirbu, niekad niekur kaip ir neinu. Aš irgi noriu pabūt klientę, pasidėti, atsipalaiduoti, nu ir tada pradėjau ieškoti kur, nes jau bele kur neisi. Nenorėjau, kad dar ten paskui... Nebuvo nustebusi, taip pačiai kaip tu buvai nustebusi. Ne, tai aš šiaip tai manau, kad čia, vat, kaip ir tu man tada sakai, kad tai yra normali praktika taip, ir mes visažistai turim eiti vieną pas kitą. Nes man labai įdomu, man visada labai įdomu, ką tu imi, ką tu darai, nes daugmaž visi darom tą patį, taip, bet vis tiek yra niuansų, kaip tu sakai, tas nusižiūrinėjimas, jisai nėra nei geras, nei blogas, tiesiog tai yra pažiūrėjimas kito meistro, kaip jisai dirba. Tas taip, tai, jo, labai mes daug šnekėjom su ją ir labai šilta žmogus ir nebuvo, kad ten kažko man nesakytų, sakau, vis ar ten galiu iš profesinės pusės paklausti, jo, aišku, viską, jokių ten, tai labai man patiko ir iš tikrųjų tikrai vertas tas makiažas. Vėl, nuskau, kaip čia vertinsi, nu, ne čempionatas, kad ten sustatysim 3 makiažus ir žiūrėsim. Aš biškiai nesu ta vertintojo čempionatų, nes tu pati puikiai supranti, kadangi darai makiažus, kad pasiruošti čempionatui ir per mėnesį laiko atšlifuoti ten tą įvaizdį, tai nėra visiškai kažkoks didelis stebuklas. Taip. Tu pasiėmęs bet kokio sudėtingumo įvaizdį, tu jį išmoksi ir tu jį išdirbsi ranką pasi tuo pačiu modeliu, tai čia yra toksai biškiai, sakysim, miglos pūtimas į akis durnesniems. Taip, maždaug laimėjo jį. Taip, aš ir nesu dalyvavus čempionate, nežinau, kol kas nesirašu, bet niekad nesakau niekad, nes aš jau sakiau, kad niekada nedirbsiu grožio srityje. Bet tai ir įdomiausias gyvenimo dalykas, kai tu atsirandi ten ir tu pajauti, kad tau yra labai gerai, kur tu esi, supranti. Taip, aš visą gyvenimą norėjau dirbti darbą, kuris man labai labai patiktų, kuris būtų mano. Ir hobis, ir darbas. Ir vis taip, ir aš jį dabar turiu, ir aš kartais negaliu patikėti, nu, man būtų kas pasakė ten prieš gerus 5 metus, sakyčiau, aš visažistė tikrai nenusišnekėkit. O dabar aš jį turiu ir aš tiek mėgaujuosi, man nėra sunku vasarą keltis 3 ryto į darbą. Ne, šituo netikėsi. Paryčiui važiuoti, atsikeliu laisvai. Aišku, man gerai tas, kad mano vaikai tai jau vyresni. Bet kokio pasiryžimo yra klientas. Nu, aš tai ir sakau, joms klientams sakau, aš neįsivaizduoju, kaip sakau, aš tai grįšiu ten, pavalgau, nusiprūsiu 7 vakare, aš jau einu mėgoti, bet jums tai visą naktį dar švęsti. Ir dar išbūti ir išlaikyti tą makiažą visą dieną, tai reiškia nesiklausti kažkur tai ten prie pagalvės, nesitrinti akių ir neapsiverkti ir visą kitą. Išbūna, žinokit, parašo jo ryte, parašo, viskas atlaikė, nu tai realiai 2-4 valandas. Aišku, gauni kažkokių, ne tokių nuotraukų ir visą kitą. Dažnai jo siunčiu ir atsiunčia tas 2 dienos nuotraukas labai dažnai, kad aš dar su makiažu vaikštau. Čia taip būdavo, nes kitų. Tu įsivaizduoji, aš dar maždaug nesiprausiau, nes man labai yra gerai. Būna, kad ir parašo ten, aš žiūrėk 3 dieną su makiažu vaikštau, tai tada jau galvoju. Tai čia toks jau išlikimas jo. Nes 3 dienas gal geriau nusiprausti reikėtų. Geriau jau prauskitės, tiek to padarysim sekantį, ne kažkas. Yra buvo toks irgi jokinga situacija, kad atėjo klientė, sakau, na ką norėsit, nu kaip pasisas klausiu. Man 2 dienom reikia, man 2 renginiai, 5 ir 6. Aš va šitą, žinok, aš suprantu, kad mes tą galim padaryti, nes yra tam ir priemonės, jos gerai dabar laikosi, ir supurški po to tvarkingai, ir viskas okei, bet dėl tos pačios gal estetikos daugiau. Taip, aš, pavyzdžiui, aš nežinau. Nes aš negaliu, aš vakare grįžus man iš karto. Man pirmiausia nusipraus nori, supranti. Nes vis tiek man niežėtų ten tą veidą, aš tikrai ne. Jo, nu, bet yra, nu ir aišku, jeigu joms gerai, tegu jos daro kaip nori, bet aš jau taip irgi paskui dėl tų blakstienų visada sakau, nu, 1-2 galit panešioti, bet, nu, nelaikyti jau ilgiau, nes paskui vis tiek lieka ir tų šešėlių ten ir kaupėsi tiesiog bakterijos. Kaip bebūtų, taip, ir tas pats ten pudra, viskas, nu, ją vis tiek...
Tai yra vienkartinis, realiai vienos Tai dienos tavo darbo dalykas. diena tokia, jeigu neįtempta, tu maždaug atsikeli auštant, ar ne? Geriausia važiuoja į darbą, o dar tik grįžta ten visi iš kur Jo, nors. po visų šventimų Dainuodami dar ten 4 ryto. Ties Nemuno kyla rūkas, ar ne? Ir taip toliau. Ir O tada tu jau važiuoji naują partiją ruošti. jo. Ir taip maždaug praeina viena, tada skubiai valai šepitukus, ar tu turi gal keliem pasiruošti? Aš turiu keliems, aišku, bet kada jau yra, kažkoks biški pasilieku, vis tiek tą didesnį tarpelį, tik tiek, kad aš jau, jeigu tokia įtempta diena, tai aš jau nevalgau niekada nieko nuo ryto. Neturiu tos pietų pertraukos, vadinamą. Bet tai čia, tu ta prasme, per vasaros sezoną nusilpsti. Nieko aš nenusilpstu, aš viską vakare grįžus prisivalgau. Ai, tas vakarinis, teisingai. Tai va, aš kaip tik, kai pradėjau dirbti stažistą, aš priaugau svorio. Nes nebėra tvarkingo maitinimosi, jo. Ir tada jau tu po darbo to išleki, tai pirmoji parduotuvė greičiau stoji, jau ką ten galiu, viską. Aš turiu kreipimas į Alytaus restoranus ir kavinės. Dabar žiūrėkite, mes turim talentą, ar ne? O jūs irgi norėtumėt prisidėti prie to gero vardo puoselėjimo ir talento auginimo. Jūs galėtumėte tiesiog pagaminti kažkokias lengvas salotas ir kad kiekvieną kartą tuo pačiu metu atvežtų tau į darbą ir tu labai greitai jas suvalgytum. Jau savo pasižadėjau, kad aplamai šią vasarą jau pasimsiu kažką, kad... Nes iš tikrųjų juokas juokais, bet turim save tausot. Taip, kol sakau, mano buvo dabar antra vasara, tai kol tu esi pradžia, tu dar į viską gal neri dar tas tačia galva ir iš tikrųjų nežiūri nei savęs, nei... Taip. O tai šeima, vaikai mamą mato vasarą aplamai? Retai. Ar jie pas tave ateina į darbą susitikti? Ne ateina, retai mato, bet sakau, mano vaikai jau tokiam amžiui, kad jau jiems labai tos mamos ten daug ir nereikia, dar gal ir geriau, kad... Laisvė papūgams. Laisvė, jo, daugiau laisvės. Iš kitos pusės, tarkim, mes visada jau sekmadienį po pietų mes galim kažkur išvažiuoti ir iki kokio trečiadienio. Jo. Mano vyras irgi taip dirba, kad mes galim savo tą leisti, tai dažniausiai mes taip pravažiuojam ten ar prie jūros, ar prie ežero, ar kažkur, kai visi grįžta, mes važiuojam. Iš tikrųjų irgi labai fainai, nes daugiau pasirinkimo turim, negu kai tu ieškai kažką savaitgaliams. Absoliučiai taip. Kitas ir kainos atžvilgių pigiau būna. Tai... Aš dėl to kartais labai nedėvinu, kad užimti visi savaitgalį, nes dažniausiai visi draugų ten jubiliejai šventės, kada tu nori socializuoti savo tam rate ar nepažįstamų, tu nelabai gali, nes tu dirbi dažniausiai. Arba jau ten po darbo, kaip robotas atvažiuoji, pabūni kelias valandas ir vėl išvažiuoji, nes žinai, kad kitą dieną bus užimta. Bet iš kitos pusės labai dievinu tuos pirmadienius. Dėl to, kaip ir tu sakai, kad, ta prasme, viskas būna apmirę. Visi darbuose, tu gali sustvarkyti bankinius visus reikalus, gali nuvažiuoti į kažkur tai prie ežeriuko, pabūti ir labai ramiai, nes nieko aplinkui nėra toks. Tame yra racijos, yra ir kaifo. Yra, sakau, ir man kažkaip netrukdo, man nėra būtina tie laisvi savaitgaliai. Vėlgi, aišku, nežinau, kai buvau jaunesnė, ar būčiau to norėjus, nes tikrai mėgdavom ir su draugais ten, ir su baidarėm, ir prie žerų, ir tie patys ten klubai naktiniai ir taip toliau. Dabar tu tiesiog nieko to nebegali ir nebeturi. Pas tave naktinis klubas ir visas reikalas vyksta darbe. Spalvos, blizgučiai ir visokie kitokie dalykai. Tai va čia irgi galbūt būtų jaunoms toks pasvarstymas prieš einant į šitą sferą, kad pagalvokit, ar esate tam pasiryžę. Nes kol tu esi jaunas žmogus, tu tikrai nori ten ir tų bemiegių naktų prie ežero. Labai tada blogas variantas, toksai, aš girdėjusi ir Alytų tokių istorijų nelabai gražių, kur lyg ir neblogi vizažistai, kurie vis dar yra labai jauni ir mėgsta matyti ir užšvesti ir po to pavedinėja žmonės. Taip, yra, tai tikrai yra, ne kartą pačiai teko gelbėti tos klientės. Tai sakau, tai yra visiškai atsakomybės neturėjimas ir galbūt tada nereikėtų eiti šitą sferą, jeigu tu dar be to negali. Jo, nors atrodo žmogus talentingas visiškai. Taip. Bet čia aš kaip visada sakau, mes nieko kito neturim, tik savo reputaciją. Būtent. Ir jeigu mes susigadinam savo reputaciją, tai mes nebeturim tada klientų. Tai va ta reputacinė prasmė pas mus yra labai labai svarbi. Taip. Jeigu pažadėjai, turi padaryti ir ten auštant ar neauštant. Nesvarbu, aš mano buvo kritinė diena, kai aš dariau makiažą, man prieš pusę valandos pranešė, kad mirė vyro tėtis. Ir aš nebegalėjau atšaukti, nes liko žmogui, tai moteriai ten pusę valandos iki makiažo, aš nebesurasiu nieko taip greitai. Aš tiesiog sukaupiau visas jėgas, atvažiavau, ten 2 gal buvo makiažai, padariau, aišku, jos matė, kad aš ten visiškai ne savo būsenai, pasakiau, kas nutiko, tai jos ten reikėjo atšaukti ir taip toliau, bet aš turiu labai didelę atsakomybę prieš klientės ir dažnai būna klientės, o jūs nesugalvosit kur nors atostogų išvažiuoti ar kažką. Jo. Matyt, yra nukentėjusi, sakau, ne, tikrai ne, tai aš visas atostogas, visą savo laisvą laiką reguliuoju palei klienčių užsirašymus. Jeigu aš ten turiu 2 dienas laisvas, aš tada ir išvažiuosiu, bet kad ten sugalvot pakeisti klientėm,
kažką. Čia ne tas dalykas, tu nagus gali pakeisti, tu kirpyklą gali pakeisti, tu nežinau, ten. Ir tai jau bus tau stresas tos dienos, jeigu tu paskutinę minutę turi kažką keisti. Ne paskutinę minutę, bet aplamai, o pas mus nėra variantų, ką pakeisti, nes reikia tą dieną ir tą valandą ir viskas. Ir aišku, aš nieko nesakau, tu gali ir susirgti, visiems visko gali atsitikti. Tai čia nieks nuo to nesame apsaugotas. Nebent jau, kai negali ateiti. Taip, nežinau, tikrai būna ir viena visažistė, tai kojos buvo susilaužus, tai kaip tugi ten net neštavęs ant rankų. Jau čia taip, jau tada yra visai kiti dalykai. Čia tokių nesuplanuosi dalykų, bet šiaip, turi būti atsakomybė, nes tai žmonėms, kaip bebūtų, yra šventės ir tu jos neperkelsi pirmadienį ar kitą dieną. Tai kokie tavo ateities dabar planai? Kokie tavo perspektyva, sakysim, metams 2-3 į priekį? Nes visi žinom, kad tu esi super, gali padaryti nuotraukas, sukurti įvaizdžius ir visą kitą. O aš manau, kad dar labai turiu, kur temptis, stieptis šitoj sferui, tai tiesiog dar labiau tobulėt, iki kol, nežinau, aš nežinau, ar ateina iš vis tas momentas, kada tu būni žiauriai labai jau patenkinta savo darbais. Kad kūryboje neateina, čia ir yra reikalas. Nes ir su savo mentorė, mokytoja, ten šnekėjom, sako, Kristina, tu pasižiūrėk į savo paskutinį darbą, kai aš, lapkritį, gruodį biškį tokį turėjau daunas vadinamą, kad man nieks nebepatinka, sako, tu prieš metus laiko dėl savo šito darbo būtum, sako, apsivietai, žinai, iš laimės, sako, tu dabar jis tau nepatinka, ta prasme. Tarp kitko, tą reikia pažymėti ir aš norėčiau, kad ir tu tą pasakytum, kad visi turim nuokryčių. Mes nebūnam visą laiką pakilime. Aš sakau, aš lapkričio mėnesį šį. Net buvau dajus kitokių minčių, kad gal aš čia iš vis nesąmonės darau ir man reikia mes šitą dalyką ir dirbti normalų darbą. Čia yra perdėgymas šitas dalykas vadinasi. Taip. Bet gerai, kad mes turim, labai svarbu būti toje bendruomenėje irgi, visom visažistėm galiu pasakyti kad palaikyti ir tada tu pradedi šnekėti su to moterim, aišku, ir ne moterų visažistų, pradedi šnekėti su savo likimo žmonėm, kad daug kas taip jaučiasi ir kad tai yra visiškai normalu ir kad nereikia to bijoti, tai yra eilinis etapas, augimo kažkokio tai etapas. Ir tada tu pradedi savęs klausinėti, ko tu nori kitaip, ką tu nori daugiau kažko. Šitie momentai, kad pas tave atėjo, jie yra labai geri, žinai dėl ko? Dėl to, kad tu dabar truputėlį įjungsi savęs taupimo režimą. Nes tu supranti, kad nesi visagalė ir negali viso pasaulio laiko suplanuoti ir paskirti savo visokiam kūrybinėms reikalams ir darbams. Vadinasi, tu turi atkreipti dėmesį į savo mentalinę ir psichinę sveikatą irgi, nes visas šitas darbas jis išsekina. Taip. Ir tas momentas daėjimas iki to, kad aš nieko nenoriu ir išeinu iš darbo, tai jis būna pas visus, kaip ir tu sakai. Bet tiesiog tuo momentu tas stabtelėjimas matyti yra reikalingas, nes organizmas mums duoda signalą, kad mes turim biškį arba mažinti tempą, ar kažkaip truputėlį kitaip dėliotis. Taip, nes jau buvo daėjęs iki to, kad žiaurus spaudimas man, pati save spausdavau, gal neturi ten laiko ar jau fiziškai jėgų daryti ir tos pačius įvaizdžius ir ką, bet aš spaudžiu, nes aš savo užsibrėžus, kad aš čia turiu, paskui galvoju, ne, aš niekam nieko neturiu, aš galiu daryti, kurti, kada aš jaučiu poreikį tam, kada aš noriu, bet manęs niekas negali priversti. Tai aš turėjau tokią biškį pertraukėlę, buvom ir atostogų išskridę, iš tikrųjų reikia mokėti atsijungti, grįžus namo atsijungti. Padėti viską. Viską padėti šoną ir nebegalvoti, nes aš būna ten darai valgyti iš to, jeigu, suknelė, ten plaukai, ten, toks, pagaunu save, kad, nepaleidžiu, aš netgi visą laiką su darbe, su šituo man dar reikėtų labai padirbti, kad tiesiog... Su laiku, žinok, viskas apsišlifuos, viskas yra okei. Nes kūrybinis darbas ir yra kūrybinis, jisai gali ir bekepant, kaip ir tu sakai, man irgi momentais, aš tarkim galiu šnekėti su vyru ir nusisukti ir pradėti užsimti savo kūrybą, sakys, tu iš viso dabar su manim ar ne, nes aš nežinau kur. Čia niekas nežino, kada tas įkvėpimas ateis, ar ne, šaus mums. Gali ir tik atsigulus miegoti, nusprendė eiti miegoti ir supranti, kad kaip aš noriu, to makiažo, tas netgi kvapas gali tave sutrigerint, supranti, kažkoks tai elementas. Tai aš net būna ten 10 valandą lovai guli ir šauna idėja, žinau koks modelis ir aš rašau, jei paskui galvos, kas šitai, blemba, po 10 vakare rašo, bet man viskas, man to momentu reikia, jau man atėjo idėja, ko aš noriu. Tai būna tikrai čia visokių. Tai apie tos visus tikslus, tai turbūt jie tokie, dabar mažus tikslus, ką pradėjau gyvendinti, tai pradedu pagaliau vesti pamokėlę savo, ko klientės labai senai prašė, bet aš kaip sakau, aš esu visiška ta maksimalistė gal darbe, ne, ir kol aš nebuvau 120% tikra, kad aš esu pasiruošus mokinti, nes dažyti pačiai ir mokinti kitą yra vėl skirtingi dalykai.
Tai aš nesutikdavau, nors jos tikrai jau prašė. Tas labai didelė tavo pagarba, nes labai man nepatinka, kai prasimoko žmogus ir dar net metų laiko nepradirbęs, jisai nusprendžia, kad jisai mokins kitus. Tu turi biškį pasemt, ta prasme iš ten ir tada žinot, ką pasakyti jo. Ir aš nesutikdavau, nes, aš nenoriu, kad aš galėjau daryti tą, kad pasimtos pinigus ir kad dirb, bet ne, aš noriu duoti, aš noriu, kad žmogus suprastų, kad atėjęs pasimokinti. Vertingai praleistų pas tavo laiką ir pasimtų žinias. Kiek jau ten jos išmoks, jau čia vėl nuo jų priklausys, kiek jos nori pasimti iš manęs, bet sakau, nedariau to ir kol va ir su mokytoju pašnekėjo mano ta mentorė, sako, Kristina, tu techniškai 100% esi pasiruošus, daryk, viskas daryk. Ir ta pati Olėse Klaipėda irgi sakė, daryk, jau laikas. Tai kada sulauki tą paskatinimą, palaikymą, irgi labai iš tikrųjų tas padeda. Jau pradėjai tą daryti, ar ne? Jau galime. Nuo vasario mėnesio. Taip, nuo vasario mėnesio viskas jau sudėliota, planai pasiruošta. Ir šiaip tolimesni planai, sakau, tobulėti, šiaip labai norėčiau dirbti su kažkokiais, tai gal televizijos projektais, mane ta žavi, man kameros, blykstės, tas visas. Brodvėjus lietuviškas. Taip, tie patys koncertai kažkokie. Tai... Jeigu taip vizualiai, kuri Lietuvos žvaigždė tau atrodo labai tokia stilinga, su kuria norėtum dirbti? O tarkim, būti asmeninė makiažo meistrė. Tai gali būti vyras, moteris, nesvarbu. Jo, aš nežinau, ar jos iš vis naudojas makiažo meistrėm, bet tarkim, Deimantė Kazėnaitė man labai patinka. Ta pati Indrė Burlinskaitė irgi labai stilinga. Statkevičius mane žavė visada labai jau nuo jaunystės man. Daug yra tų moterų, kurios tikrai ir gražios, ir stilingos. Inspiruoja mane, jo. Iš tikrųjų, Lietuva labai daug gražių moterų, vyrų ir gražių žmonių tokių kūrybinių, su kuriais gali dirbti. Taip, iš tikrųjų, nežinau, kiek ateina pas mane moterų, aš žiūriu jas, visos realiai yra gražios. Taip. Nėra kažko, kad ten kažkas būtų, žiūrėtum ir galvotum, oi, kokia negraži ten atėjo. Visas yra gražios, tik reikia ištraukti, parodyti tą jų, pabrėžti. Ir būna dažnai, kad sako, negaliu patikėti ir aš galiu graži būti. Taip, bet čia nepasitikėjimas savim, nes aš sakau, jos iš tikrųjų daug gražesnės, negu jos pačios apie save galvoja. Tai va tas yra. Ja. Tai dabar prieikim prie to momento. Prieš kiek laiko pas tave galima pradėti registruotis, kad gautum, sakysim, prieš metus, prieš pusmetį, prieš... Metai prieš galima. Metai prieš. Ne? Šiaip metai prieš nuotakos pradeda, nes dažniausiai nuotakos pirmiau žino savo datą, paskui svečiams jau, bet visada ir dažnai primenu per savo Instagram istorius, kad nelaukti, jeigu žino datą, rašytis, nes jau yra ir dabar yra, kad Liepos mėnesį vietų nebeturiu. Rašos jau rugsėjo ir taip. Bet tikiuosi nepametė galvos, pasilikė savo laiko valgyti ir kažkokiam asmeniniam biški dalykam. Ar jau nebesvarbu? Kol kas matysim dar. Ar bus spaudimas artėjant vasarai? Aš manau, tas organizmas man irgi pasakys, jeigu aš jau ten pervargus, tada sakysiu viskas, imu pusę valandos ten. Bet, nėra kiekvieną dieną. Jeigu reikėtų kiekvieną dieną taip varyti, tai tikrai čia būtų neįmanoma ir aš net tiek neimčiau ir nedaryčiau, bet tas didžiausia diena, jinai vis tiek pas mus Alytuj yra šeštadienis ir tu žinai, kad tu eini vieną dieną atidirbti. Atari ir paskui kitas dienas vis tiek yra laisviau jo. Tai tikrai nesiskundžiu, taip yra pavargsti fiziškai, tikrai visą tą dieną tokia būna sunkoka, bet kažkaip išbalansuoji paskiau. Tai kitas įgalvojo, ten kažkokiam žmogui dirbti nuo pirmadienio iki penktadienio, nuo 8 iki 5, jam irgi yra sunku, ne? Ar ten... Visi darbai turi savo pliusų ir minusų, tai čia be abejonės. Tai ką, ačiū tau labai. Ačiū, kad aš manau, kad labai smagiai pasišnekėm, labai mielai tave aplankysiu Alytuj, vis tiek aš savo kartą atvažiuoju dar kol esu dabar Lietuvoje, ar ne? Nes, sakau, man visą laiką žavėjo tavo tie ryškiai darbai, nes tu man tokia enigma šiek tiek buvai, nes labai vargindavo, žiūrint lietuvių makiažistų darbus, ta pastelė tokia visur. Jie gražiai, jos labai gražiai daro, labai tvarkingai, labai švariai, bet visą laiką norėsiu tokios spalvos kažkokios ir man toks buvo lengvas šokas pamatyti tokias ryškės, nubliurintas spalvas ir pasalytiškę, ar ne? Tai dėl to aš ir užsirašiau pas tave tuo metu, ar ne? Tai buvo tokia motivacija didžioji, ne kažkokia ten kitokia, bet būtent dėl to, kad man labai norėjosi tave pamatyti asmeniškai ir suprasti, kas tai yra per žmogus ir kodėl. Tai aš labai džiaugiuosi, kad turiu tave čia ir mes pradedam brodvėjišką kelionę per Lietuvą, ar ne, su žymiais meistrais, plaukų stilistais, su fotografais ir artistais ir visais kitais, kuriuos reikėtų
apie juos kalbėti ir kad žinotų visi kiti, ar ne? Ir aš manau, kad tikrai netoli tas laikas, kai matysim tave kino užkulisiuose, ar ne, kuriant personažus, nes aš manau, kad nuo šitos fancy ir beauty sferos tu jau pakankamai esi pažengusi, kad galėtum dirbti ties personažais, ar ne, ir ties grimų personažai. Tai va, tai ačiū tau labai. Ačiū tau, kad pasikvietai. Tikrai nėra už ką, labai iš dušios ir labai smagiai pakalbėjome. Taip, net nepastebėjau, kaip tas laikas.